Tai sveiki visi, pareikepinsiu šiandieną, kaip šiandien marketai atrodė. Tai mano biasas buvo, aišku, bullish, mes all time highsuose, kaip ir visą šitą mėnesį. Tai per pre-marketą ėjom į šitą valandinį fair value gapą, turėjom 4 valandų atvačia unfillintą, kurį galėjom eiti fillinti, bet didelį reakciją padarėm nuo valandos fair value gapo. Tai to realiai užteko. Pradžiai ant market openo, pažymėsiu, laukiu tiesiog resvypo, vat va šito lau. Tai gaunasi tiesiog vat va šito. Ant mažesnio time frame'o, antram sekundžių time frame'o yra fair value gapas. Pala, aš galiu parodyti. Kur čia? Jo, vat va čia. Ant mažesnio time frame'o yra tas fair value gapas, kurį iš karto nuvalideitinam. Beveik iš karto, kada čia? Minutė 30 po market openo. Ir čia būtų galimas reidas, bet pastaruoju metu tiesiog kitokie marketai nebandau treidinti antram sekundžių. Tai ką čia ieškočiau tiesiog 1 ant 1 RR, kuris per 2 minutės būtų išteikintas, bet neteikinau, nes pastaruoju metu, sakau, netreidinu su to 2 sekundžių time frame'u. Tai ko aš laukiau? Dabar realiai nieko nelaukiu, ką aš turėjau viršuje kaip targetus, tai ata šitą turėjau 15 minučių fair value gapus infilintus. Ir marketas ėjo, sukreitino bullish rejection bloką, į kurį tiesiog taip nuostabiai įėjom. Tai mano pirmas entry buvo non-validationą. Stopsus dėjau labai toli. Vat va čia. Per tą procesą, kol buvau drawdownę mano vieną funded accountą, tą išsweepino, praplaunau, nes neteisingai apskaičiau position size'ą. Tai žodžiu, bet ant vieną accountą likau, neišstopautino manęs. Tai čia ranino, kodėl nebijojau realiai būdamas tradą, nes okei, mes kur toliau fillinti, tai realiai labai toli, kur galime eiti. Turim šitą rejection bloką, kurį sukreitinom. Ir va šitas gaunasi kaip protected. Va šitie abu lausai protected yra. Tai aš nesitikiu, kad mes žemiau eisim. Tai kai padarėm šitą leg, aš ko galiu tikėtis, kad nebent nutiktų tiesiog išbalansuotas price actionas, priimimą, ateitume ir tada judėtume aukščiau. Pradžiai, ko aš norėjau, kai maniau turiu size'ą, bet neturiu, kažkur, ne kažkur priimimą paskeilinti į savo positioną, tai addint dar kontrakto va čia, bet neturėjau to size'o, kad galėčiau tai padaryti. Tai tradas atrodė va taip va. Dėjau limit orderį ant to fair value gapo, kai tą intermediate low, žodžiu. Tai čia palimit orderinau, tada nuėjo tą, kaip sakiau, priimimą. Nebijau, vis tiek, žinau, čia protected esam. Tai tiesiog nesvičinau savo stop loss'o. Ir jo, tai tradas atrodė va taip va. Po to, kai pamačiau, kad mes šitą validatinam, tai aš dar paskeilinau į positioną, įdėjau dar vieną kontraktą ir savo stop loss'ą uždėjau va čia. Turėjom va šitą fair value gapą, kuris mus protektino. Ir tada tiesiog, realiai tiesiog, taip ilgai netreinau, tiesiog norėjau savo 1 ant 1 pasimti. Tai gavosi kur čia.
Realiai man rodos, aš tiesiog čia kažkur buvau palikęs savo stoplosą vis tiek. Paskutiniai ten liko, čia ant Funded accounto liko, tai kažkur to čia buvo ir tiesiog 1 ant 1. Ir jau. O toks treidas gavosi. Kaip galėjau geriau sužaisti? Tai gal... Va čia taip pat yra... O tu šitą high suformavom. Ir vėl būtų tas nuo 3 sekundžių. Kur čia tas? Jo, va šitoj vietoj invalidatinam šitą. Tai tiesiog būtų reikėję ties... O va šitų, high išsvipinę. Tiesiog eiti ant break-even. Arba neeiti. Jeigu esi confident savo treidų. Ir jo, toks galėjo būti treidas, tai atrodytų maždaug kažkas tokio. Nu, čia udėčiau. Ir targetinčiau tiesiog savo drone liquidity, tai realiai šitą. Bent jau šitą. Dažniausiai, kai būna tas vienas treidas veikia, su 1 ant 1 RR, tada kitą treid galiu teikinti į savo drone liquidity. Tai šiuo metu gali būti, nu, tarsi tas drone liquidity, kurį, nu, tikrai mes turim nueiti. Tai šiuo atveju galėtume, kad ir all-time highsus, nes vis tiek nuolatos all-time highsus išsvipinam per London Asian sessioną. Tai galėtume tikrai arba ant jeso tiesiog, kai nueisime all-time highsus, tada išimti savo positioną. Tai galim pažiūrėti, kada čia būtų 17 kem 2. Na, kažkas tokio. Tai jau. Ok, šiandien visai buvo geras price actionas, bet dėl to geras, nes radau savo treidą. Bet taip, tai buvo žiūri choppy. Bet trendas buvo aiškus, kilsim, kaip ir visas prieitas dienas. Realiai su biasu nėra sunku, net neieškojau shortų, nes tiesiog neapsimoka. Ir jau. Tai vienas treidas galėjo būti va čia. Kitas treidas galėjo būti va čia. Iki kažkur arba nuo ten, kur aš entrinau, va čia kažkur. Ir tada, aišku, vėl galima buvo holdinti iki kur nori, realiai. Arba 1 ant 1, arba iki drone liquidity kokio. Aš šiandien 1 ant 1 pasiėmiau. Ir jau. Tai realiai manau tik tiek. Šiandien prablaunau vieną Funded accountą per procesą, per tą vieną treidą, bet ant kito laimėjau. Nedaug ten trūko, kad ir tą prablaunčiau, bet neprablaunau, tas svarbiausia. Tai dabar nusipirksiu dar vieną, gal ir 2 Funded accountus ir jo, po biškį grįšiu marketus, nes gal buvo kokias 2 savaitės, kai neteikinu nei ant treido, bet ir nieko čia blogo. Tokie market conditionai nepatiko man ir padariau pertrauką. Tai šiandien tiek. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Ačiū visiems, kurie palaikot. Tai iki kito karto.